Tai labas vakaras, kas vėl esate kartu šio vakaro transliacijoje, šitame pasidalinime, nors pagal tvarkaraštį turėjo būti meditacija, bet dėl to, kad turiu kitų planų, tai kitas 2 savaitės bus meditacija. Aišku, netiesiogiai šį kartą, tik nuoroda, į ką galima pamedituoti. Ir dėl to šį vakarą nusprendžiau pasidalinti su jumis ir padaryti laidelę kaip, kadangi sulaukiu jūsų nemažai klausimų, tai norisi ir atsakyti kuo greičiau, pasidalinti. O dar jeigu tie klausimai man pačiai labai patinka ir labai daug, visada tai būna. Kartais, kai žmonės parašo, užduoda klausimą, tai kartais norisi imti tą pačią akimirką, įsijungti tiesioginę transliaciją ir padaryti neišlaukus ketvirtadienio vakaro. Aišku, galima ir taip padaryti, bet aš kažkaip labai mėgstu viską daryti nuosekliai, kiek galima, tai tada pas mane taip ir gaunasi, kad jau kiek metų vyksta šita laidelė kaip ir vis atsiranda ką pasidalinti. Tai va, tai šio vakaro tema, kaip matėte, yra pasyvumas ir meditacija. Ir iš tikrųjų man vienas žmogus parašėme, šiek tiek susirašėm apie tą. Aš dalinuosi, kai kurie žmonės irgi rašo, kalba ne tik čia Lietuvoje, bet ir užsienį, apie tą būkim stebėtojais, stebėkim save, aišku, praktikuokim, darykim meditacijas. Aš pati dažnai mano postuose skamba tokie terminai kaip įeikim į vidinę ramybę, į tą taiką, į savo ašį, į savo vidų ir iš ten darykim ir taip toliau. Ir gali kilti kai kuriem klausimas, ir mano vienai pažįstamai kilo klausimas, sako, tai gali juk žmogus suprasti, kad tai įėjus į tą vidinę ramybę, arba tiesiog, kai sako būk, tiesiog būk, tai bus ir nieko nedarys, tiesiog bus ir vyks, kas vyks ir taip toliau. Tai ir aš norėjau šiandien apie tai ir pakalbėti, kad kuo mažiau kiltų šitų nesusipratimų, kas yra tas pasyvumas ir kas yra meditacija, ir kad tai yra visiškai ne tas pats, nes tas pats žmogus, su kuriuo kalbėjome, labai gerai net ir pastebėjo, sako, žinai, iš tikrųjų, tai kai stebi, tu jau nesi pasyvus, tu jau dalyvauji. Tai va, tai kai esame įpratę, tarkim, gyventi tam savo proto tose įsisukimuose ir reikaluose, ir dabar sako, ar tu gali ramiai pabūti, pabūk. Ir iškart kyla toksai pasipriešinimas, ne, tai ką aš darysiu, kaip darysiu, tai čia sugrius, čia tas įvyks ir daugybė atsikalbinėjimų būna. Bet tame yra labai gili prasmė, kad kuo mums yra daugiau reikalų ir tose reikaluose mes paimam ir nusiraminam, tai tada daug kartų geriau viskas ir pasidaro. Tai va, tai aš apie tą pasyvų darymą ir pakalbėsiu. Ir pakalbėsiu dabar šį vakarą išsamei, nes labai norisi to, kiek įmanoma nuoširdžiau ir neutraliau pasidalinti. Nežinau, ar tai pavyks, nes aš vis tiek esu toj pusėje už neutralumą, tai nežinau, ar bus objektyvus tas pasidalinimas, bet tiesiog noriu paaiškinti, kad pamačius postą arba Facebook'e, kaip, tikrai rašo žmonės su didžiausiom emocijom ir pasipiktinimais. Dabar čia vieną ne per seniausiai pamačiau, kaip sakė, kad
Tai jeigu aš būsiu, jeigu aš medituosiu, tai kas augins mano vaikus? Tai jeigu aš dabar čia sėdėsiu nuo ryto iki vakaro, ten jogos tos pozai, tai kas uždirbs pinigus ir atidavinės paskolas? Tai jeigu aš čia dabar vien tik tais būsiu, tai kada aš gyvensiu? Ir daugybė tų tokių ir postų, ir nusiskundimų, ir žodžiu, ir kaip čia, kur čia veda visą tai, ir kas čia vyksta, kad jūs vos ne siūlom žmonėm nedirbti. ir vien tik tais būti ir sėdėti. Tai va, aišku, būtų gerai, kad taip ir būtų, bet taip nebus, nei mes čia ką sėdėsim, nei mes ką darysim, nes gyvenimas yra su savais iššūkiais ir su savais tais dalykais ir vis tiek mes turėsim eiti, daryti ir padaryti, ir tai teisingai padaryti. Gal greičiau tai yra tas buvimas ir aiškinimas, kaip teisingai viską padaryti, kad reikia mum ir vaikus auginti, ir dirbti, ir paskolas atidavinėti, ir karjerą daryti, ir viską mums reikia daryti. Bet viskas vyksta iš to mūsų vidinio pagrindo. Kai mes jo neturime, mes tada labai lengvai įsisukam į protą, į emocijas, ir būna visiškas išsitaškymas, mes darom taip, kaip kiti nori, mes mėtomės iš vieno darbo į kitą, santykiai kliūna ir taip toliau, tai visas tas tiesiog ir vyksta nuo to išbuvimo trūkumo. Pats tas terminas apie buvimą, apie tą ramybės, vidinės ramybės būseną, jisai yra parėjęs iš Tibeto, iš Indijos gal kažkurie dalis, bet man daugiausia yra tekę tai apie ten sužinoti ir daugiausia gauti informacijos, tai iš būtent iš tos vietos apie tą ramybės būseną, kad reikia būti. Ir kaip įdomiai pakomentavo viena rašytoja, kad sako, kuri lankėsi Tibete, sako, kaip yra įdomu, sako, kai nuvažiuoji į tą Tibetą, tai ten tas irgi yra, ar ne, vienuolių bendruomenė, kuri ten, tikrai, ten visom prasmėm būna, medituoja ir vien tik tais būna meditacijose. O sako, tie, kurie nemedituoja, tie žmonės, paprasti bendruomenės, kurie dirba paprastus darbus, jie tenais tarp tų vienuolių, jie ten irgi ten ir augina, ūkininkauja, pardavinėja ir taip toliau. Tai sako, kai šita bendruomenė, žmonių bendruomenė pasigauna tą būti, reikia būti, tai sako, jie ir būna ir jie nieko nedaro. Nes reikia būti, tai jie paprastai ir būna. Ir tas buvimas pereina į tą sėdėjimą ir nieko neveikimą, nes vienuoliai sakė, reikia būti. O sako, pas mus Europoje, tai yra tas buvimas, tai patapęs veiksmu, viskas yra per veiksmą, viskas veikia, tiek užsisukia, tiek įsisukia, kad veiksmas po veiksmo. Ir ten ne tai, kad būna, bet būna visur, bet tuo pačiu niekur, nes tada labai daug to išsiblaškymo gaunasi. Tai va, tai taip ir gaunasi, kad tos dvi priešingybės to buvimo pasireiškia. Viena priešybė, kai žmogus pasigauna tą buvimą ir nieko nedaro, nes reikia jaugi tai būti, o kita, kai tas buvimas pradingsta nuolatiniam bėgime. Kažkur kažką visą laiką darimas. Ir dabar grįžti į tą balansą, į tą teisingą suvokimą apie būtį, apie buvimą ir padeda meditacija, padeda praktikavimas, padeda eilinis pojūtis,
tas grįžimas į save, į savo centrą, savo kūno pajautimas, pastebėjimas, va, aš čia esu, aš čia dalyvauju, aš čia taip jaučiuosi. Ir tada vyksta toksai nusiraminimas, susicentravimas ir kad ir kelias akimirkas, bet mes jau pabūnam. Mes išbūnam savyje tose aplinkybėse, kurios vyksta. Ir dabar įsivaizduokit, jeigu turit ar ne savo kompaniją, savo bendruomenę, kažkokius bendradarbius, kur kartu kažkur kažką darot. Ir kad ir šeimos narėm nekeliam reikalam, bet tiesiog dabar įsivaizduokim apie darbo aplinką. Ir vyksta kažkoks tai klausimas, nesklandumas, nesusipratimas. Ir dabar visi ten dirbantis darbuotojai įeina į save ir pajaučia savo kūną ir pajaučia savo emociją, kokia yra toje situacijoje, kas jiem yra, kas jiem ten dirgina, kas taip. Ir stebi save, pabūna tas kelias minutės, kelias akimirkas. Ir tada jie visi pabuvę susitinka į pasitarimą ir jau iš tos būsenos kalba, dalinasi, ieško sprendimo. Kai kurie gal tai daro, net ir taip daro, ir net ir gal nežinodami, kad čia praktika, bet nesąmoningai turi tam įgūdžių, jiems taip gal normalu. Bet didelė labai procentų dalis ir didelė dalis žmonių, jie tiesiog įvyksta kažkas, sprogimas ir iš to sprogimo emocijos ir ieškom tą, darom tą, o kitą dieną atsikeliam, pusė tų emocijų būna nuslūgę, pusė pamatyta, kad daryta, pridaryta, priskubėta ir taip toliau, kur tik reikėjo pabūti, išlaukti ir tada kažką daryti realiai. Tai va, tai aš šito pavyzdžių noriu pademonstruoti, kaip jūs jaustumėtės ir kaip jums būtų dirbti tokiose aplinkybėse ir sąlygose, kur kiekvienas žmogus pirmą pajaučia save, pajaučia emociją, kuri praėjo per kokią sritį, nes kiekvienas žmogus mato situaciją skirtingai ir kiekvienas sureaguoja skirtingai. Kai kas sureaguoja daugiau, kai kas mažiau, kai kas iš karto eina prie sprendimo, kai kas dar turi pasibūti tose emocijos ir su jas susidirbti, leisti joms susiakumuliuoti ir tada nepasklisti po visur, o iš ten pamatyti, ar tai kažką pakeisti, pridirbti savyje, ar daryti kažkokius tai, ar dar atsitraukti ir pabūti savyje ir sakyti, viskas, aš einu šiandien namo, iš manęs sprendimų tikrai šiandien nebus. Ir visi tada, kas ten daugiau, mažiau susierzina, bet tada susitinka ir visi kalba. Aišku, yra tas pas europiečius, tas emocinis intelektas, kur žmonės, kur ten ir nesitaško, arba ten adekvačiai susirenka, pasikalba, atsiprašau, čia panevėžietiškai išsprūdo, pasikalba, bet jeigu dar įtrauktim tą, kad pabūnus tą situaciją, išjaučiu ją, kaip yra, ir iš to tada kalbu, ir iš to darau, iš to bendrauju, iš to kažką ten veikiu. Ir esmė ta, kad darant taip, iš tokių laiptelių, ateina visai kitokie sprendimai, ateina visai kitokie suvokimai ir kitaip. Ir aš kai pati pradėjau tai praktikuoti, pati pamačiau, kad kai einu į tą stebėtojus tą pusę, ten nuimu tas emocijas, kažkokias energijas ir pamatau paskui, kad nieko ir nereikia daryti, tiesiog išlaukti ir sprendimas ateina per kitus žmonės. Kad kartais man daugiau yra esmė patylėti, pabūti
palaikyti kažką, negu kad duoti į sprendimą, duoti atsaką, duoti ten kažkokią tai reakciją. Ne. Aš taip darydavau anksčiau, bet jeigu kažkur, kažkam, kažkas, tai tuo reikia ten bėgti, lėkti, dalyvauti, padėti, išspręsti sprendimą, surasti ir taip toliau. O dievaži, o mano visai ne ta paskirtis. Ir tada duodavau, tuos atrodydavo, tu kokius gerus sprendimus, o būdavo nieks nesiklauso, nepriema, pyksta dėl tų sprendimų ir pasiūlymų ir taip toliau, nes tai ne per mane turi toje situacijoje ateiti. Kiekvienoje situacijoje kiekvienas turi savo rolę ir pagal tą rolę ir vieniem ateina, kiti tiesiog pabūna tie, kurie praleidžia tas energijas, emocijas, įkvėpia, padeda ir taip toliau. Aš daugiau dalinausi praeitą kartą apie tas rolės bendruomenėse. Tai čia dar vienas toksai link tų darbų bendruomenių gražaus tarpusavio bendravimo laiptelis, kai kiekvienas iš pradžių pabūna savyje, išbūna ir tada daro atsaką. Tada žiūri, kas jiems reikalinga arba ką jie turi padaryti. Ir tas ta meditacija, tas buvimas, kaip ir minėjau pradžioje, jis nėra pasyvus, nes tai vyksta darbas su savim. Tai yra didžiulis, milžiniškas ir sunkus darbas su savim. Nereaguoti, nepulti, ne emociškai ten veikti, ne iš emocijos daryti, ne iš to. Kiek reikia ten viduj, žinokit, to tramdomųjų marškinių, kada pasileidžia visos piktos mintis ir visos labai geros. Ir visos nori būti ištransliuotos vienu metu. Bet jeigu mes netransliuosiu, nekalbėsiu apie tai, atsakau apie tai galvoti, atsisakau apie tai, nes tai yra iš ego, nes tai yra iš pykčio, nes tai nėra ramybės būsena, tai net nesu aš. Čia net ne mano dalis. Kas čia dabar manyje ten kalba? Ir jeigu tai atsisakau. Ir nueina nuslenka tas debesis ir tada jau iš tada atsiranda ta vidinė ramybės būsena. Ir iš jos išeinam į kontaktą. Visi ramus, žino, kas įvyko, gal ir negerai kažkas įvyko, bet visi dabar jau ramiai, adekvačiai mato situaciją. Tai ir tai nėra, kad mes ignoruojam tą situaciją ar dar kažką, mes tiesiog skiriam laiko tai savistabos meditacijai, pabūti ir tada sugrįžti. Ir nes aš sakau, kai tada taip keletas žmonių padaro, koks tai būtų lygis ir koks tai būtų gerumas, užtenka kartais net kaip būna dviese irgi užtenka vieno žmogaus, kuris nereaguoja. O kitas ten gali būti ir sureagavęs, gali būti ir supanikavęs, bet tas, kuris vienas savyje perleido tas emocijas ir nepasinėrė į tą, jisai gali labai lengvai išlaviruoti ir gražiai viską sudėlioti, jeigu pats nėra reakcijos. Tada irgi ganėtinai harmoningai viską gaunasi padaryti. Tai kai sako būti, daryti iš vidinės savo būsenos, vidinės savo ašies, tai ir turi tau omeny, kad
nuimam visas emocijas, nuimam visas reakcijas, kiek išeina, kiek galima, atsispiriam tam norui kalbėti iš pykčio, kalbėti iš ego, kažkur ten kažką kaltinti, priešintis, reikalauti. Ir nuėmus tai, įėjus į savo ašį, iš ten daryti veiksmus, sakyti žodžius. Tuomet bus visai kitokia ta kokybė ir pati jausena. Per seniausiai man ir teko ta viena tokia situacija, kur man paskambino mano kolega ir jisai buvo susierzinęs, susidirginęs ir aš pagavau, kad jisai yra išėjęs iš to savo centro. Aš pagavau, aš nuėmiau tą visą emociją ir aš tada supratau, labai paprastai suvokiau, kad jis dabar kalbės su manimi iš emocijos, kad tai, ką jisai pasakys, bus emocija ir man dabar tiesiog reikia nukreipti jį nuo sprendimo. Taip ir buvo, jis kalbėjo ne piktai, tikrai, bet tiesiog buvo ten sukilusi emocija ir norėjo padaryti greitą sprendimą. Ir aš sakau, žinai, palaukiam, dar čia tiek laiko tik praėjo, dar gal nukeliam į kitą savaitę, čia jau vis tiek savaitgalis, toj pirmadienis, tada aptarsim, tada pažiūrėsim, dar čia toj vietoj pasigilinsim, toj pasižiūrėsim. Aš nežinau, kaip geriau tikrai pasielgti ten toje situacijoje, tikrai nežinovė ir nežinau, kad ar jis ten teisingai sugalvojo ar neteisingai, bet tuo metu tiesiog pajaučiau tos emocijos energiją. Žinau, kad jeigu mes priimsim sprendimą iš tos energijos, bus toliau karminės pasekmės. Nes tai yra priežastis ir toliau bus. Net jeigu mes ir nuspręsim, kad mums tai netinkamas, reikia atšaukti tą dalyką, bet tą turim padaryti iš ramiai apsvarstę, ne iš skubotumo, ne iš kažkokio lėkimo. Ir tada jau ten taip, jau visi žiūrėk, viskas čia rodo tą minusai, jau nebėra tų pliusų ir tada taip. Bet kadangi tuo metu pajutau, kad tai buvo daugiau emocinis susidirgimas ir norima buvo priimti tą sprendimą iš greitos emocinės reakcijos, tada, o aš kadangi žinau visas tas energetinės pasekmes, kas būna, tada aš jį ėmiausi ir prašyti nusiraminti ir kad nesakiau, nusiramink tu. Nusiramink, nieko nedaryk. Sakau, o gal galim padaryti taip, o gal galim dar šiek tiek palaukti, dar yra laiko, dar taip ir taip, dar pastebėkim, dar pažiūrėkim, kaip bus. Tada gal kitą savaitę bus geresnės žvaigždės, pilnatis praeis ir taip toliau ir bus galima priimti tą sprendimą iš ramybės būsenos, iš buvimo, kad jisai bus ir neigiamas, bet jisai bus, mes jau viską apžiūrėjom, mes jau viską pabandėm, mes nedarėm skubotų sprendimų, mes ramiai tą padarėm. Ir dar viena ta išlindo priežastis, dėl ko mums reikalingas tas buvimas, kad nebeprisikurtume karminių ratų, karminių užduočių, karminių energijų. Nes jeigu irgi skubotai iš emocijos darom, paskui su mumis padarys tą patį. Todėl kaip svarbu yra įeiti į savo vidų, ten išbūti, pajausti, nusiraminti ir tada kalbėti, daryti. Nes reikia daryti, reikia spręsti, reikia imti sprendimus, reikia eiti auklėti vaikus, reikia eiti dirbti darbus, reikia būti lyderiais, reikia taip, visko reikia. Tai yra mūsų sielos patirtis. Mes tokias pamokas čia žemėje einame ir valioji, reikime. Viskas tame tvarkoj. Nes tai yra viena iš žaidimo aikštelių ir kur mes mokomės per tai, kas esam, išeiti į platesnę sąmonę, apjungti savo kūną su aukštesniais lygmenim ir niekur mes nuo to nepabėgsim.
Bet tiesiog pagal šitas žaidimo taisyklės mes turim pajausti, kaip tą padaryti energetiškai subalansuotai. Kaip, kad čia yra viskas energija. Dabar energija va veikia va taip ir taip. Jinai dabar va tos energijos pasidarė į korporacijas, bankus, į McDonald's ir taip toliau. Tai yra energijos. Ir kaip dabar mes žaisim su jomis, kaip žaisim savo kompanijai, su savo kolegom. Kokias taisyklės imsim, ar norėsim ten eiti dideliais žingsniais, ar kaip tik pajausti tas energijas, pajausti save ir išlikti savimi tarp tų visų dalykų, kurie vyksta pas mus. Ir kaip tik dar žaisti ir jausti malonumą. Nes tai viskas energijos yra. Ir ką mes sukuriam, paskui prisikuriam. Ir todėl netgi tokia paprastoji situacija, kuri atsitinka namuose, kuri atsitinka darbe, jeigu susinervuojam, jeigu tai darom iš nervo, paskui jinai dauginasi. Jinai paskui dar pritraukia kažkokias panašias patirtis, ir kurias jau reikia, dovanokit, bet jas jau kai kurias reikia tiesiog atkentėti. Kad ir kaip nepatiktų šitas žodis ir terminas, nes jau būnam tiek prisikrovę, kad reikia kartais, eikit, jau praeikit, nes jau net sunku atsekti, kur čia prisidirbau, kad pradirbčiau arba kad sutvarkyčiau, tai kartais jau tiesiog, gerai, išbūsiu, gerai, nemalonu, gerai, skauda, gerai. Ir irgi praeina. Niekas ten mūsų, tos energijos nebūna, jos ilgai, jos, ačiū Dievui, viskas kinta. Ačiū Dievui, energijos kinta, jos ten pabaksnoja, pasisuka tos planetos ir vėl kažkas tai naujo, kažkas tai kito įvyksta. Tai va, todėl meditacija nėra jokiais būdais pasyvi, tai yra, tai didelis energijų reikalas, dideli energijų darbai vyksta ir kai kviečia mus būti stebėtojais, tai mus prašo pirmiausia stebėti save, atrasti, kur ta mūsų vidinė ramybė ir iš tos vidinės ramybės tada, jeigu reikia kažką sakyti, sustabdyti, kažkam paskambinti arba neskambinti, bet tada mes taip žinosim aiškiai, ką daryti. Ir jausim tą vidinę taiką. Žinoma, kad tai vyktų, kartais mums reikia tos meditacijos, kasdieninės praktikos, kad kai vyksta, tos situacijos ir kartais greitai susigaudyti, ką daryti, reikia įgūdžių, tai tuos įgūdžius mums reikia išsipraktikuoti, išsiugdyti per rytinę meditaciją, per vakarinę meditaciją, kur kam patinka, kur kam patogu ir yra faina. Ir paskui vis tiek, kai jau išeinami žmonės, viskas vyksta tokiu greičiu, kad jau reikia greitai, o jeigu aš savęs per savo namuose meditaciją nespėjau pažinti, nesužinau, tada tai būna labai sunku viską atsekti ir atrasti. Tai va, tai dėl to, jeigu jau norisi, kad kažkas būtų pasyvaus, jau mažesnių greičių, tai galim jau protui leisti savo mintims, kad jau, tu biškį pabūk pasyvus. Dabar pabūk pasyvus, aš pamedituosiu. Ir paprašys jo proto savo ego, vis tiek mes jo šeimininkai, mes esam savo proto šeimininkai. Ir mes galim duoti jam prašymus, paliepimus, kad, dabar aš einu medituoti, prašom sumažinti savo greitį, apimtis ir pabūti pasyviai. O mes toli gražu nebūsim, nes toliau veiks tie energetiniai reikalai, o ten kaip ramiai sėdint ir medituojant, kaip įsisuka visi tie energetiniai kanalai ir tos visos struktūros. Tai va, mes nurimstam, o ten viskas persikelia visi darbai. Tiesiog svajonių darbas, tiesiog sėdžiu, būnu, o čia darbas vyksta. Tai va, tai meditacija fainas darbas. Ir viskas keičiasi aplinkui nuo tų pakilusių vibracijų. Tai va, tai linkiu,
gražaus stebėjimo, gražaus atradimo savo ašies, atrasti savo kelius, savo būdus į vidinę ramybę, nešiotis ją, pasiimti ją, su savim naudotis ją, kai prireikia, nepamiršti, kad pas mane yra vidinė ramybė, tik tai gal neužsimaskavo ten per, žinot, dabar tuos žemynus, paltus ir megztinius, bet jinai tikrai yra ir ją pasinaudoti, ją ištraukti ir pabūti pavyzdžių savo kolegoms, darbuotojams, dar kažkur tai ir parodyti kitokį veikimo būdą, reakcijų būdą, sprendimų būdą. Ir žmonės tai pajautę irgi pradės ieškoti savo nuosavos vidinės ramybės, savo taikaus buvimo. Apie jį dar tikrai, negaliu sakyti jau taip tikrai, bet apie jį aš jums dar pasistengsiu daug kartų papasakoti ir parašyti savo postuose. Nes tai yra stebuklas. Ir tą stebuklą mes visi turim. Mes visi turim savo vidinę ramybę, iš kurios vyksta pati gražiausia kūryba. Tai tiek šį vakarą su jumis pavyko pasidalinti. Gero laiko, gero buvimo. Tai laidelėje kaip susitiksim po 2, tai tą 3 savaitę gruodžio. O mano pasidalinimai, kaip ir visada, skries pas jūs, kai tik tais galės. Tai dėkui ir iki.